unikalų numerį, kad būtų galima identifikuoti. O pavyzdžiui, Vokietijoje tiesiog nurodoma, kad įpėdiniai paveldi visas teisės universaliai, kad yra universalus teisų perėmimas. Ir tada kyla problemų, kaip tą nuosavybės teisę registruoti Lietuvoje. Tai čia tokių būna situacijų. O jeigu kitoje valstybėje narėje nėra pradėta paveldėjimo byla, tai notaras iš tikrųjų pats gali, vadovaudamas nacionalinėmis teisės normomis, jeigu kreipiasi į jį įpėdinis, pripažinti asmenį, kad jisai nuolatos gyvena Lietuvoje ir pradėti paveldėjimo bylą. Jeigu kyla ginčas, tuomet jis sprendžiamas jau teisme, vadovaujantis ES reglamentų, kuris būtent reglamentuoja tiek jurisdikciją, tiek taikymo teisę paveldėjimo bylose. Bet jau tenais siekiama nustatyti paskutinę palikėjo įprastinę gyvenamąją vietą. Iš esmės tos savokos nuolatinė gyvenamoji vieta ir įprastinė gyvenamoji vieta, jos labai yra panašios, bet jos šiek tiek turi skirtingus kriterijus, tai noriu šiandien detaliai leistis, bet esmė, kad tokia yra, kad su kuria valstybė nare tas žmogus turi didžiausią ekonominį, socialinį, emocinį ryšį. Kiek jis laiko toje valstybėje praleidžia, kaip reguliariai, kokios yra priežastys, kad jis tenais toje valstybėje dabar gyvena. Ir tada teismas būtent pasiremdamas tuo reglamentu ir tais kriterijais vertina, kur tai yra iš tikrųjų jo įprastinė gyvenamoji vieta mirties metu.